Ho, 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 su jumis sveikinasi EN Lietuvoje, didžiausias Europos įmonių tinklas, kurį remia Europos komisija. Tinklas veikia daugiau nei 60 Europos ir pasaulio valstybių ir padeda plėtoti verslą. Randa naujų verslo ar technologinių partnerių, kartu ieško naujų rinkų ir tiekėjų, konsultuoja, kviečia į parodas ir verslo kontaktų renginius. Trumpai tariant, dirbame su iniciatyviais versliais ir nebijančiais rizikuoti, nes svarbiausia versle tai drąsa. Todėl nepaisant šių metų iššūkių, EN Lietuva nedingsta nuotolyje. Ji prisitaiko prie naujų sąlygų ir dirba kartu su verslu. Sveikinimai iš Vilniaus. Linkime verslui pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia ir dabartinė situacija. Nebijokite keistis, ieškoti naujų galimybių, atsinaujinti. Iš jo žodžius telpa viskas, kas yra svarbu plėtojant gamybą, kuriant naujus gaminius ir paslaugas. Enterprise Europe Network – tai nauji verslo horizontai, kuriais būtina pasinaudoti. Tad linkime ir šią situaciją išnaudoti kaip naują galimybę. Sveikindami Jūs iš Kauno, linkime naujų Jūsų verslo sėkmės istorijų. Atminkite, kad kai Jūs sakote pasiduodu, kitas toje pačioje situacijoje sako: O kokia puikia proga, todėl kartu su Jumis ieškome naujų verslo krypčių. Dar daugiau atkaklumo savo tikslui pasiekti, kuris virstų dar didesnė sėkme. Geriausi linkėjimai iš Klaipėdos! Gyvenimas susideda iš akimirkų, kurias reikia pastebėti, net jei ir kamuoja nerimas dėl ateities. Taip ir versle. Reikia stabtelėti, įvertinti situaciją ir pasverti sprendimus. Galima patarti, bet patys sprendimai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Stipresni tie, kurie juos valdo patys. Tad linkime verslui, esamiems ir būsimiems EN klientams laiku priimtų verslo sprendimų. Gražių, jaukių, Gausių, Inovatyvių, Šiltų, viltingų, Linksmų, Ryškių, Gerų. dosnių. Jums švenčių. EN Lietuva. mes pasiekiami verslui, visoje Lietuvoje.